Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos. Laida Akademija. Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, girdite laidą Akademija, prie mikrofono Katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius. Be abejo, girdėjote apie akademinį darbą ir visi žinote, kad universitetuose dėstytojai atlieka mokslinius tyrimus, tyrinėja šaltinius, tyrinėja kultūros aplinkybės, visuomenę ir daugybę kitų įdomių klausimų. Ir šio akademinio darbo dalis yra taip pat ir gebėjimas įdomiai ir pagrįstai, solidžiai pristatyti savo tyrimo rezultatus ir tai daryti ne vien Lietuvoje, bet ir pasaulio universitetuose, kitaip tariant, pasidalinti ir su užsienio kolegomis savo darbo rezultatais, apsikeisti įžvalgomis ir grįžus atgal į universitetus namuose, toliau su nauju įkvėpimu ir užsidegimu tęsti įdomius mokslinius tyrimus. Šiandien su manimi studijoje Katalikų teologijos fakulteto profesorius kunigas Romualdas Dulskis. Sveiki, mielas profesoriau. Labą dieną. Profesorius Romualdas gruodžio mėnesyje pabuvojo tokioje akademinėje išvykoje į Taivaną, kur mokslinėje konferencijoje susirinkę mokslininkai skaitė savo pranešimus, diskutavo ir tarėsi, kaip toliau tos religijos ir kultūros tyrimus vykdyti. Ir be abejo, ne vienam iš mūsų, mielieji, tikrai labai įdomu išgirsti pasidalymą įspūdžiais iš tokios kelionės, nes bent jau aš Taivane nesu buvęs ir manau ne vienas iš jūsų taip pat, galbūt tik kada nors tenai apsilankysime. Taigi ši laida ir skirta šios kelionės pristatymui. Gerbiamas profesoriau, jūs mūsų fakultete dėstote dvasingumo teologijos dalyką ir esate Lietuvoje žinomas kaip dvasingumo teologijos ekspertas. Esate parašęs vadovėlius, kuriuos skaito mielai ir mūsų studentai ir dėstytojai, ne vien mūsų universitete. Na, o ši kelionė į Taivaną, kokiu tikslu vykote ir ką ten darėte? Kadangi dėstau šalia dvasingumo, dar taip pat ekumeninį ir tarp religinį dialogą, tai šita kelionė man buvo labai svarbi ir įdomi pagal mano interesų sritį. Ir taip tiesiog paprastai žmogiškai taip pat įdomi, kadangi iš tikrųjų tos 2 kelionės čia susipynė į Taivaną ir Kiniją, bet šiandien aš prašau, kad mes ties Taivanu sustotume tik tai. Tai Taivano konferencija buvo skirta Kinijos kultūrai ir jos sąsajoms su kitomis kultūromis. Pavadinimas buvo dvasiniai pagrindai ir Kinijos kultūra, filosofinis požiūris. Ir šią prasme konferencija buvo tokia labai gili ir plačių užmojų, plačiai apžvelgianti, komparatyvistinių požiūrių, palyginamuoju ir ieškanti tų dvasinių gelmių, nusileidžianti atskiruose pranešimuose. Galime, pastebėti tas temas, kurios buvo analizuotos, giluminiai klodai Kinijos kultūros ir tam tikros analogijos su dvasiniais pagrindais kitose kultūrose, labiausiai europinėje arba Amerikos kultūroje, kadangi dalyvavo iš Jungtinių valstijų, Kanados, taip pat iš Europos Jungtinės karalystės, Vokietijos ir taip pat iš Azijos, tai žinoma Taivano ir Kinijos gana daug mokslininkų ir Pietų Korėjos ir Filipinų. Ir buvo taip pat daug klausimų, kaip žmonių teisių samprata rytuose ir vakaruose, arba žmogaus bendrojo esminio tokio pašaukimo koncepcija Kinijos ir krikščioniškoje tradicijoje,
arba transcendencijos ir imanencijos sampratos Europoje ir Azijoje, holistinis ugdymas arba meninis taip pat ugdymas rytų ir vakarų arba Kinijos, rytų Azijos ir Europos kontekste ir ieškoma tų kelių dialogui. Kita vertus buvo įdomių komparatyvistinių, jau labai tiksliai tokių konkrečių temų, tai pavyzdžiui apie tam tikrus mokymo aspektus tarp Lao Tzu ir Sokrato, Tomo Akviniečio ir Konfucijaus ir Mariteno, arba buvo pranešimų skirtų filosofiniam paveldui Konfucijaus ar Zhuangzi, Hegelio, Heideggerio, Maslovo, Tokvilio ar Bodrijaro mokymuose, jų filosofinėme pavelde. Tai ir buvo gana toks platus temų ratas, virš 25 pranešimų ir šalia to buvo tokia gyva ir atvira diskusija, tokia pilna noro tokį palaikyti savitarpį supratimą ir priimti vieni kitų skirtingus išeities taškus. Iš tiesų, gal ne vienam klausytojui dabar kilo klausimas, kaip čia Marijos radijuje girdime apie budizmą staiga, o ne katalikybę. Gal kelis žodžius taip sudominimui arba gal kai kurių klausytojų ir nuraminimui, kodėl kaip katalikams ši tema galėtų būti aktuali ir įdomi. Katalikai, man labiausiai patinka tas apibrėžimas, kas yra katalikas, galėtume klausti. Tai brolio Rožė iš Tezė, jisai sako, kad katalikas tai visuotinis žmogus, kuris apsikabina visą pasaulį. Jis apima savo išmintim, savo meilę, savo geranoriškumu, noru padėti, suprasti. Ir taip pat brolio Rožė nuostata buvo, kad mes negalim kaip katalikai atsisėsti į sostą arba kaip krikščionys ir jau mes karaliaut, bet jisai sako, aš gyvenu ir aš mokausi, nes Jėzaus išmintis ir dieviška išmintis yra neišsemiamus. Aš manau, teisinga yra bandyti savo tą katalikiškumą išmintingai ir nebaimingai realizuoti. Tiesiog ir kad mylėti reikia ir pažinti, ir kad pažinti reikia ir mylėti. Ir bažnyčia nekartą ragina mus ir dialogui, ir tiesiog labai nuoširdžiam mūsų, jau dabar galima sakyti, visam pasaulyje esame kaimynai šioje globalizuotoje tokioje. Kai gebame nuskristi į Taivaną, nežinau kiek laiko kelionė truko, turbūt netaip jau ir ilgai, atsiduriam visai kitame pasaulyje ir tai yra visų mūsų namai. Profesoriau, vis tiek tokia kelionė yra nuotykis ir įvairiopas, turbūt čia yra akademinis nuotykis, nutikimas ir kultūrinis. Kokius nuotykius jūs patyrėte, ką pastebėjote, kas jūs sužavėjo galbūt? Žinoma, ta rytų Azijos kultūra yra vizualiai kitokia ir galima sakyti, kažkaip pasigendu gatvėse hieroglifų tokios nuotaikos. Aišku, taip pat tai yra tankiai apgyventos teritorijos, pavyzdžiui, Taivane yra, kuris maždaug pusė Lietuvos pagal plotą, bet turi virš 20 milijonų gyventojų. Ir kadangi ten nepasiekė komunizmas, kaip atsirado tas Taivanas, mes visi daugmaž girdėjome, kad žemyninėje Kinijoje į valdžią jau atėjo komunistų partija, tai opozicija, nacionalinės partijos atstovai, tarp kurių, tarp tų dviejų vyko karas pilietinis ir jie tada turėjo gelbėtis, pasišalindami į netoliese nuo Kinijos esančią Taivano salą. Ir ten buvo palikti ramybėje, nes tuo metu komunistai turėjo pakankamai rūpesčių žemynę. Ir nuo dabar kokie 30 metų Taivanas labai ryžtingai pasuko demokratijos keliu. Tai atmosfera tokia yra, sakytume, kaip Europos šalyse, demokratinė šalis, žmonės gali laisvai kvėpuoti, laisvai planuoti savo gyvenimą, laisvai išvykti, jaunimas į studijas. Ir Taivanas labai, atrodo, yra orientuotas ypač į Jungtines valstijas ir taip pat į Europą. Ir yra vienas iš tų vadinamų Azijos tigrų, kuris prieš 40 maždaug metų ekonomiškai labai stipriai augo ir šiandien ta šalis ekonomiškai geriau atrodo už Lietuvą, pavyzdžiui. Tai visas toks tam tikras gyvenimo komfortas yra.
Aišku, yra sunkumų, yra žmonių vargingiau gyvenančių. Ir šalia to, šalia demokratijos, niekad nebuvo ateistinės valdžios ir tada tas religinis gyvenimas Taivane visą laiką jis galėjo laisvai vykti ir rutuliotis. Tai tas yra labai įdomu ir galėjau tam skirti šalia konferencijos dar tokio dėmesio ir aplankyti pakankamai daug šventyklų, kurios daugumoje yra budizmo šventyklos, budistų šventyklos ir taip pat daoizmas yra antroji skaitlingiausia religija, galėtumėm tai pasakyti. Taivane, kokie jūsų įspūdžiai apie tokį dvasinį, religinį žmonių gyvenimą, praktikas, kaip susidūrėte su tuo, ką pamatėte? Žinoma, mums turėtų būti labai smalsu, įdomu pažinti tą visiškai kitokią kultūrą, aš sakyčiau, dar kitoniškesnę negu Indijos kultūra, Rytų Azijos kultūra ir tas požiūris į religinius, pavyzdžiui, klausimus ir tą religinę praktiką ir religinę filosofiją, kaip galima kitais kriterijais, kitom savokom daugelį dalykų bandyti išreikšti. Tai tas visų pirma, su tokiu mes negalim su savo europietišku tokiu masteliu ateiti ir viską matuoti, tai tada reiktų pasakyti, čia visi durniai jie, tik mes su savo masteliu esame išmintingi. Bet jeigu taip žiūrim paprastai, tai atrandame daug įdomių ir vertingų dalykų. Religinių požiūrių tai irgi labai įdomu yra Taivane, kaip va jūs teisingai sakote, yra dvi religijos pagrindinės, jos po trečdalį maždaug gyventojų atstovauja, tai budistai trečdalis ir kitas trečdalis daoistai. Ir paskui trečiajam trečdalyje telpa visi kiti, kurių daugiausia tai yra non-religious, kurie reiškia yra sekuliarūs, jie kaip ir nepriskiria save jokiai religijai, tai faktas, bet jie nežinia ir ką jie, kaip sakant, tiki. Koks jų santykis su gamtimi labai toks menkas. Tai ir tame tarpe katalikų yra vos virš 1% tik tai. O protestantų yra 2,5 maždaug procentai visos populiacijos, tai krikščionys sudaro virš 4%, tai šiaip labai mažą dalį, bet dar kas yra labai Rytų Azijoje įdomu, tai kad žmonės yra linkę, kaip sakant, tokią kombinaciją padaryti iš religijų. Tai mes čia toj sakytume, kad sinkretizmas, bet galbūt tai ir nėra sinkretizmas, bet panašus galbūt į tai. Tai daugiau antrąjį tūkstantmetį vykstantis toks religijų mokymasis vienų iš kitų. Ir tame trečdalyje, kurie sekuliarūs, dar reiktų pažymėti, kad yra labai daug konfucianizmo, kuris, kaip žinia, vienų vertinamas kaip religija, o kitų, kad ne religija. Ir čia dvi nuomonės, jos maždaug vienodai yra. Filosofinė sistema. Filosofinė, etinė tokia sistema, bet kas neginčijama, kad Rytų Azijoje konfucianizmas, Kinijoje ir tame tarpe Taivane, kadangi tai kiniška visuomenė ir kitose Japonijoje, Korėjoje, konfucianizmas palikęs didžiulę įtaką žmonėms. Ir tas matyti vizualiai, net reiškia visą laiką sakydami ačiū, sesė, tai jie būtinai pasilenkia tau, ypač jeigu tu ateini į viešbutį arba tu susitinki su kolegomis ar kažkaip nori tave kaip svečią pagerbti. Ir reiškia ta pagarba tokia iš to konfucianizmo, tam tikras santūrumas išorinis, disciplinuotumas. Ir daugelis kitų tokių dalykų, santykiai tarp jų šeimos narių. Bet visa tai dažnai taip pat praktikoje, reiškia, yra sumišę, reiškia, tos visos religinės praktikos, kad jei žmogus save ir laiko budistu, bet jis mielai lankosi daoistų šventykloje, arba atvirkščiai, daoistas nueina į budistų, labai dažnai net pačios šventyklos nėra iš tikrųjų labai identifikuotos, kas irgi mums labai neįprasta būtų. Tiesiog yra šventykla ir žmonėms net nelabai rūpi, ar ji daoistinė, ar ji budistinė. Jiems svarbu, kad čia yra šventykla ir kad jie gali ateiti pasimelsti, smilkyti ir kai kurios šventyklos yra labai gausiai lankomos ir labai tokia atmosfera, sakytum, žmonės labai nuoširdžiai ir labai rimtai ten savo būdu meldžiasi ir ko gero
tas toks bandymas dalyvauti kitų praktikose, kitų religijų, tokia kombinacija tų visų sudėta iš visų tos praktikos, jos galbūt nėra taip, kad kaip mes sakom, žmogus pasirenka kas lengviausia. Tai nebūtinai taip yra. Žmogus dažnai renkasi kas protingiausia, kas jį ugdo, kas jam atrodo rimta. Ir stebina galbūt, kad tokie modernų žmonės, įsivystymas tas technologinis labai Rytų Azijoje. Ir tie modernų žmonės lanko tas šventyklas, meldžiasi, paskui išeina vėl sėda į savo vos ne limuzinus kiti arba kiti jaunuoliai, studentai, kur studijuoja geruose universitetuose. Arba Taivane kalba angliškai, jaunimas tai labai. Ir tai tokia išsivyščiusi šalis. Ir tas įdomu stebėti tą religinį gana gyvą gyvenimą. O kita vertus nemaža dalis tokios sekuliarios visuomenės yra taip pat. Taigi, mėly klausytojai, primenu, jog girdite laidą Akademija ir keliaujame su profesoriumi Romualdu Dulskiu po Taivaną. Trumpa muzikinė pertraukėlė. Štai mes ir vėl eteryje. Primenu, jog su Katalikų teologijos fakulteto profesorium kunigu Romualdu Dulskiu keliaujame po Taivaną. Minėjote, profesoriau, jog krikščionių Taivane labai mažai. Tačiau pats būtent viešėjote katalikiškame universitete. Tad tikrai įdomu būtų išgirsti, koks yra katalikiškas universitetas nekatalikiškoje šalyje, tokioje kaip Taivanas. Taip, mūsų konferencija vyko Fujian katalikų universitete. Šis universitetas pirmiausiai buvo įsteigtas Pekine 1925 metais vienuolių benediktinų iš Amerikos, amerikiečių, prašant Vatikanui, šventajam sostui. Ir jis funkcionavo kiek tai iki komunistų valdymo pradžios, iki 49 praeito šimtmečio metų, ir po to, nebesant galimybės, jis buvo vyskupų konferencijos rūpesčių perkeltas į Taivano sostinę Taipėjų. Ir nuo 61 metų jis dabar yra Taivane.
Tai kada atvykau, bendravau su tokia vadove to instituto, kuris buvo pagrindinis konferencijos organizatorius, tai Scholastinis filosofijos institutas arba koledžas, universiteto dalis. Tai ji man iš karto sako, jūs negalvokit, kad čia katalikų universitetas, tai dauguma katalikų. Anaiptol, katalikų čia labai mažai. Ir tai logiška, nes, kaip minėjau, virš 1% tik šalies gyventojų, tai ir universitete absoliuti dauguma žmonių ir dėstytojų, taip supratau, ir studentų. Neturiu detalios čia kokios informacijos, bet bendra informacija, bendras įspūdis, tai yra ne katalikai, bet yra vadovybė. Yra sutikau vieną, kuris pavaduotojas rektoriaus, tai jis yra vienuolis kunigas iš Lenkijos. Aš sakau, jūsų vardas lenkiškas. Tai jis tikrai misionierius, kuris jau ten daug metų. Ir taip pat kitų misionierių pasitaikė iš plačiau šnektelėti iš Makao vienas profesorius, kuris taip pat yra vienuolis, ten dalyvavo toje konferencijoje. Tai jų atrodo tokia dvasia kažkaip tai gana tolerantiška ir jie nesistengia atversti visų tą tokią tiesioginę prasme į katalikybę ar į krikščionybę. Ir čia yra gal ir tokia gana dar tokia problema platesnio masto. Bet dar visų pirma galima atkreipdėmėsi, kad su 1,5% katalikų Taivanas turi katalikų universitetą, o Lietuva su 80% katalikų neturi. Gal tai mums ką nors galėtų sakyti ir gal labai garsiai. Bet matyt, tos kultūros yra Kinijos konfucianizmo, daoizmo, ne tik religija, bet filosofija ir kas be ko budizmo. Beje, budizmas yra nekiniška religija, tai ji patyrė tam tikrą transformaciją susidūrus su Kinijos kultūra atėjus į Kiniją. Ir krikščionių misijos, ko gero, yra tam tikra prasme, tai iš esmės mažai sėkmingos Rytų Azijoje. Nors tokie reiškiniai yra, atsivertimų dabar kitose šalyse ten yra, ypač į protestantų stovyklą, kaip sakant, ateina žmonės. Bet iš tikrųjų tai krikščionybė, kiek ten matyti, tai ji visiškai ignoruoja Kinijos kultūrą. Iš esmės, tai yra, ko gero, diskutuotinas ir apmąstytinas klausimas, nes tokia stipri kultūra kaip Kinijos, ji tikrai tiesiog nepajėgi priimti kokią nors europinę kultūrą ir ją gyventi. Arba tai yra labai keistas toks reiškinys mažumos. Tai čia reiktų, ko gero, misionieriams ieškoti kelių ir mano tie sutikti žmonės, jie man atrodė kažkaip, kad jie tą gana gerai suvokia, bet galbūt ta bendroji inercinė linija yra, kad jeigu tu esi krikščionis, tai tu kažkaip jau pusiau europietis turi būti. Ir tai stabdo taip pat krikščionybės plėtrą, ko gero, Rytų ir visoje Azijoje. Profesoriau, jau mūsų laida artėja į pabaigą, kaip gaila bebūtų, tikrai nedažnai galime išgirsti tokius įspūdžius iš šalies, į kurią labai retas, kuris esame nukeliavę, ar turime galimybę ten patekti. Tad gal pabaigai tikrai įdomu jūsų asmeniškas, kaip kataliko toks, pasidalymas, kaip jūs kaip kataliką praturtino, gal kuo praturtino tokia kelionė, toks sąlytis su nepažįstama, jum be abejo labiau pažįstama, bet vis tiek ne savojo kaimo, ne savojo miesto, ne savos netgi Europos kultūra. Tas susidūrimas, aišku, kažkaip norom, nenorom plečia akiratį, užduoda klausimus, teko aplankyti įvairių šventyklų, kurios buvusios ir vienuolių rezidavimo vietomis, įsikūrusios atokiai, kalnuose, įkalnėse, netoli kalnų viršūnių, kadangi ant paties kalno matyt būtų klimato požiūrių nepatogu įsikurti. Tai netoli kalnų viršūnių, bet gana atokiai, ir stebėjausi tą harmoniją, su kuria pastatyta tas pastatų grožis. Menas, kuris sutelktas architektūroje, tapyboje, tas kažkaip nejučiom kalbina apie tų žmonių, kurie tą kūrė, jų sielų turėtų būti harmoningas pasaulis, kuris kūrė tokį grožį.
Tai sunku rasti galutinius atsakymus ir galbūt mums gyvenime tai ir, kadangi gyvenimas kaip upė, tai gal mums ir nereikia galutinių atsakymų labai įsivaizduoti, kad galim turėti, bet tokių klausimų mūsų viena gidė buvo, ji praktikuojanti daoistė. Ir toks buvo momentas, kadangi visą dieną į mus vedžiojom, aš ją asmeniškai truputį turėjau galimybę pakalbinti ir jinai sako, kai aš buvau jauna, tai aš labai mėgau užsiimti savanorystę. Net man ausys atsistojo, galvoju, tai ji kuo skiriasi nuo krikščionių, tada krikščioniška nuostata labai. Ir sakau, jūsų motyvas tada koksai buvo, kad jūs savanoriavote jaunystėje. Ir jinai sako, aš nenorėjau tuščiai leisti laiko, žiūrėdama filmus ar panašiai, tai aš gerą dariau žmonėms. Ir tada, žinoma, tokios patirtys, tokie pastebėjimai, jie kažkaip kelia klausimą. Šalia, sakykime, visokio gerumo, kurį dar pats patiri savo kailiu, iš žmonių, kurie arba yra visiškai nekrikščioniškos religijos išpažinėjai, arba yra gal labai sekuliarų žmonės, bet patiri iš jų tokį tarnavimą, pagalbą, tau dėmesį ir tada gali kažkaip kelti klausimą, kur yra esmė, sakykime, kad to religingumo apskritai arba krikščionybės esmė ir ko gero gilesnius atsakymus norisi rasti ir įžvelgti tuos Dievo pėdsakus kituose žmonėse ir ką iš tikrųjų sako mūsų Jėzaus pažinimas ir santykis su juo, apie kokius dalykus mums iš tikrųjų kalba arba turėtų dar aiškiau kalbėti. Ačiū, mielas profesoriau Romualdai. Iš tikrųjų, manau, galim pažadėti, kad ne visai ilgai trukus išgirsime laidą ir apie jūsų kelionę į Kiniją. Ir turbūt prieš gerus metus esame jau darę laidą ir apie kelionę į Indiją. Ar turite dar kokių nors slaptų planų, kur ruošiatės vykti toliau? Iš tikrųjų, ne. Galvoju, kad kiekviena ta kelionė turbūt gal paskutinė, taip kažkaip susiruošiu, toks atsiranda kažkoks šansas, galimybė, tai taip greit susikraunu ir Tai smagu, kad jūsų tas galvojimas vis nepasitvirtina ir kelionės tęsiasi. Taigi, mėly klausytojai, primenu jums, jog girdėjote laidą Akademija, laidos vedėjas Benas Ulevičius, Katalikų teologijos fakulteto dekanas, ir įspūdžiais iš kelionės į Taivaną dalyjosi Katalikų teologijos fakulteto profesorius kunigas Romualdas Dulskis. Ir iš tikrųjų labai smagu šioje laidoje atsisveikinti kiniškai sese ir be abejo kartu pridurti: likite su Marijos radiju ir su Dievu, mėly Marijos radijo klausytojai. Ačiū, su Dievu. Su Dievu. Girdėjote laidą Akademija.